Bet taip gražiai. Jau rytas, išėjom iš savo viešbutuko, vaikštom po Skuodą ir einam taip link bažnyčios. Ir beeinant girdim kažkokia švelni melodija groja. Nu, bet grinai atrodo groja. Ir einam arčiau, žiūrim, kad vėjo varpeliai, bet taip švelniai, taip gražiai, kad atrodo lyg ten, nežinau, ten įrašyta kažkas ir per, muzikos įrašas kažkoks, ar ten per teleką paleista kažkoks. Reiks paieškoti internete, gal nusipirkti. Nu, žiauriai fainas. Tai va, to dabar jau atėjom prie bažnyčios, vaikštom, įdomi tokia visa, iš akmenų išmūryta. Pavaikščiosim. Neįprasta tokia. Vaikštom po Pasaulio teisuolių skverą. Šitas skveras skirtas atminti šeimoms, kurios nukentėjo dėl to, kad Antro pasaulinio karo metais gelbėjo žydus. Ir nėra tekę man tokiuose skveruose būt, kur, sakykime, būtų skirti būtent tom šeimoms, tai yra ne patiems žydams atmint, bet šeimoms, kurios gelbėjo žydus. Aš taip apskritai nesu girdėjęs, yra dar kur nors? Nesu girdėjęs ir aš. Radom dar čionais kiemuose pasislėpusią evangelikų liuteronų bažnyčią ir taip atkreipiau dėmesį, kad kiek esu matęs dabar šitų liuteronų bažnyčių, tai visos taip daugiau mažiau Žemaitijoje. Dzūkijoje, man atrodo, nei vienos nežinau. O Aukštaitijoje? Irgi nelabai. Irgi nelabai. Gal neakcentuodavau, bet kai pradėjom keliauti, gal nelabai. Jo, bet Dzūkijoje tai tikrai nežinau nei vienos tokios. Čia taip jau Lietuvos viršuje jų daugiau.
Kaip Skuodas? Man Skuodas toks, galvoju, bus didesnis miestelis, galvoju, bus gal daugiau ko pamatyti. Nu, šiaip žiūrėjau šitam ir tam Maps.me, Triple T tinklalapį, tai nu, netiek ir daug čia tų objektų buvo, bet galvoju, gal vaikštant kažką daugiau išvysim. Bet vaikštant tai irgi kažkaip ne per daug. Tai vat kažkaip pirmiausiai galvoju, kad jis bus didesnis. Gal dėl to, kad jis girdėtas būna, kitus mažesnis miestelis nelabai girdė pavadinimą, nelabai žinomas, o Skuodas toks kažkaip girdėtas. Jo, Skuodas tikrai daugiau girdėtas, pavyzdžiui, negu vakar Salantai. Bet iš va to veiksmo pusės, tai atrodo, Salantuose ten daugiau žmonių, daugiau judesio tokio buvo. Bet prieš tai tikrai kažkaip nebuvau girdėjęs. Tai va, tai šiaip biškai gal daugiau tikėjausi. Tai va. Mažas, jaukus, autentiškas miestelis. Jo, vietomis gal taip, kaip pasakyti, šiek tiek gal priežiūros daugiau reikėtų, ypač gal prie to muziejaus dvaro, kur vaikščiam. Tai taip matosi ir plytutės senos. Nu, tai aš sakau, autentiškas. Nu jo, tai vat. Bet šiaip tai jo toks nedidelis jaukus miestukas. Tai vat. Tai pavaikščiom čia gal apie 1,5 valandos kažkur. Daugiau mažiau gal viską ir apvaikščiom. Kas nustebino, kad mūsų kieme, kur gyvenom, pasirodo bažnyčia. Nu, praktiškai kieme, jo, ten tik tai sužeit biškį už namą. Čia ta evangelikų liuteronų. Jo, tai dabar važiuosim link Sedos berods, ar ne? Ir tada jau bus Telšiai. Tai Sedo irgi neilgai užtruksim, o Telšiuos jau tada ir visą likusią dieną ir nakvosim. Tai judam. Tingiu kažkaip jau. Tu netingi? Nu ne, matai, aš jau 2 kartus sakiau, einam, jūs tenais palauk. Jo, kažkaip miegojau, aš taip ne visai gerai. Šiandien ta nakvynė irgi triukšmingai vietoj buvo. Ten mašinos lakstė, visokie paspirtukai, nepaspirtukai, tie motoroleriai, plerpiai. Mes kalbėjom, kad juos uždrausti reikėtų gyvenamai zonai. Jo. Tragedijos. Tai. Arba įvest kokį ribojimą dėl garso jiems, nes taip lerpia ten iš proto išeit gali, ypač vakare. Bet jau... man keista buvo, aš tau sakiau, naktį taip miego, aš tau ausų kamštukas ir girdžiu taip šaukia kažkas, pabudau. Išsiėmiau tos kamštukus, girdžiu, eina vyrai, gal girti kažkokie ir taip šaukia. Ir girdžiu Justinas, neknakiai, tiesiog taip kvėpavai miego. Kaip tu negirdė, aš pro ausų kamštukas net girdėjau ir pabudau. Tai tu jautresnį. Arba tavo ausų kamštukai ten blogi. Nepadeda akivaizdžiai. Neblogai yra, bet kai labai garsiai tiek girdžiu, neužkemša. Ne iPhone'o ausinės. Nu taip. Ne iPhone'o, ne. AirPods'ai. AirPods'ai. Tai žodžiu, atvykom į Sedą, sustojom čia prie kažkokios nedidelės bažnytėlės ar čia koplytėlės. Čia tada dar kažkoks kaip dvaro pastatas seno matosi šalia. Tai dabar ir eisim apsižiūrėti, kas čia gero. Šiaip kiek mačiau, tai čia labai mažas jisai. Vėlgi neatsimenu, kiek čia gyventojų gyvena, bet jis jau vienas iš mažesnių tokių. Tai neilgai čia užtruksim ir tada Telšius važiuosim. Greit surasi, kiek žmonių gyvena Sedai. 23 metais buvo 869 žmonės. 869. Dar dabar galėjo ir sumažėti. Nu tai va, gerai. Einam.
Tai čia šita tokia nedidelė bažnytėlė. Tai dabar bažnytėlė, bet kai ją pastatė, tai jinai buvo koplyčia. Bet paskui ją praplatino, padidino, uždėjo bokštą ir tapo bažnyčia. O dar įdomų dalyką apie Lurdus sužinojom, kad Žemaitijoje jų yra 28. Tai va Kretingoje buvom prie Lurdo ir aš nemaniau, kad jų tiek daug Lietuvoje yra. Bet čia toks įdomus, taip giliai įeina, ten išoriai labiau viskas tai tokia. Čia dar matos plytas tokios senos. Lietuva yra apie 50 Lurdų. Daugiausia Žemaitijoje ir Suvalkijoje. Aha. Garsiausias Palangos, Kretingos, Plungės, Šiluvos Lurdų. Čia įdomus dalykas. Šiam 5 buvo dibetė. Pas mane 3-3. O visų kamštukai ką reiškia. Na tai, bet nesakyk, kad nepadeda. Taip, tai kokie įspūdžiai po pasivaikščiojimo Sedoje? Man patiko, kad tokia ramybė, kur jau labai sunku ją ras. Net ir mažuose miesteliuose automobiliai važiuoja. Tokia ramybė jaučiasi ir sutvarkytas miestelis, toks jaukus, kompaktiškas. Jo, gal šiandien čia labiau man taip patiko, gal taip, toks tvarkingesnis, jaukesnis, gal taip. Ramiau nei Skuode, tai jo, ir man atrodo.
toks, toks atrodo senovinis kažkiek ten tai tokie. Senovinis, bet, ne sovietinis. Ne iš tos pusės. Tiesiog toks senovinis atrodo, senų pastatų, tokių ir apleistų, jau užmirštų, žinai, bet ir va daug tokie. medinių, va čia viena buvo koplytėlė, tada bažnyčia irgi medinė, tai irgi tokių. Taip, nustebino tas, kad visa bažnyčia medinė, tas jo retai kada kur pamatysi dabar jau medinių bažnyčių. Tai jos gal anksčiau sudegdavo, vėl kas perstatydavo jos. Ten karų net laikydavo, kai ten jo. Taip. Tai va, tai šiaip įdomus visai miestelis. Galvojau, sinagoga bus, bet pasirodo, kad čia tos sinagogos jau tik tais... Tik akmuo atminimui. Atminimo akmuo, ir ten pamatai, ties fundamentas matosi kažkaip. Tai va. Tai kažkaip taip. Dabar į telšius, kažkur skaniai pavalgyti, susikrauti energijos, nes toks biškį apsnūdęs jaučiuosi. Reikia kažko stipriau užkast ir tada užsikrauti energijos ir tada pavaikščioti. Per mažai košės buvo, reikėjo 2 maišelius tau dėti. Gali būti. Buvo mintis, bet kai pasakai, kad tu 50 valgai, tai 40 gal gerai. Tai va, gerai, judam į telšius. Ir pagaliau atvažiavom į telšius. Ir šiaip telšiai, aš kiek pamenu, kiek yra tekę matyti ten kokių, nežinau, per žinias ar filmavimus visokius iš telšių, tų vaizdo įrašų, tai man atrodė, žiauriai gražus miestas. Kažkur ten toliau, matai ir bažnyčia, kalvelės tokios šitą mieste, gatvelės, man labai gražiai atrodė, tai labai norėjau čia ir atvažiuoti. Tai faina, kad dabar ir pavyko. Ir važiuodami čia pasidomėjom apie važiuodami čia pasidomėjom apie telšių pavadinimą, kaip jis kilęs. Tai čia irgi yra legenda. Ir ta legenda yra apie tokį milžiną Džiugą Telšį, kuris čia gyveno, saugojo apylinkės ir jisai įsimylėjo vieną merginą. Su ja susitokėm ir tuo metu buvo toksai paprotys, kad pirmąją vestuvių naktį reikia spausti sūrį. Kuo tas sūris gaunasi tvirtas, kuo gaunasi sūris tvirtesnis, tuo meilė reiškia bus stipresnė. Tai to milžino ir tos merginos sūris suspaustas buvo labai tvirtas. Jie gyveno ilgai ir laimingai, bet kaip sakoma, kaip ir sako ta legenda, kad niekas negyvena su saulė. Milžino mergina mirė, jau žmona mirė. Ir milžinas labai liūdėjo. Ir kaip toliau buvo? Pats savo rankomis kapą iškasė jai. Tęsk. Čia kaip mokykloje vienas pasakoja. Taip, čia komandinis darbas. Tai tada jis labai liūdėjo, po kurio laiko ir jis mirė. Atsigulė amžino poilsio į tą pačią vietą. Tai žmonės gerbent juos pavadino tą kalną Džiugo kalną, o miestą, kurį jis taip mylėjo ir gynė Telšiais pagal jo pavardę. Tai va tokia faina legenda. Tai gerai, dabar pirmas gal planas nueit kažkur pavalgyti, ar truputį pavaikščioti ir tada pavalgyti. Nes aš jau biškai kaip ir alkanas ir energijos trūkumas jaučiasi. Jau cukrus kritęs, kaip ten sakoma. Ir tada apvaikščioti į žymiausias vietas. Ir čia jau bus ką veikti. Bus ką veikti. Tai labai faina, kad ir laiko mes čia dar daug turim. Dabar nei pirmos dar nėra, tai laiko daug, pamatyti daug. Ir Džiugo sūrio dar čia paragauti. Bet skanus šiaip. Galim kažkur nueiti ir nusipirkti, rasti parduotuvėlę pardavinėtų
kuo autentiškesnį, nu tai gal susirū, vienodai autentiškas. Nu, bet žodžiu, nusipirkti sūrio. Jo, nors iš Rokiškio, bet mėgstu ir kitą sūrį, ne tik Rokiškio. Jo, ir apskritai man visada patinka, norisi ten, kur atvažiuoji, kažką iš to krašto paragauti. Tai vat, sakau, žemaitiškų patiekalų norisi. Nu, man ne visada, nes ne viską mėgstu, aš, pavyzdžiui, ten žuvies nevalgau. Tai aš galiu pasakyti, kaip man pasisekė, kad aš mėgstu viską. Kad neturiu kažkokių dalykų, kurių negalėčiau valgyti, nemėgčiau, man patinka viską išbandyti, paragauti, tai dėl šito irgi džiaugiuosi. Gerai. Jo, man tai, žinai, žiūriu, kad sveikiau vėl. Nu tai taip. Moteris labiau rūpinasi. Nu, bet ir čia kiekvienam savo, žinai, tai sakau, aš džiaugiuosi dėl to, kad man viskas tinka. Tai va, gerai, judam. Geras, dabar šilta, tai geras. Labai gerai. Bet striukė nešios, nes ką tik buvo žvėriškai šalta, kai vėjas. Jo, Keistas oras. Vėjas šaltokas, bet kai saulė šviečia, tai labai šilta. Galvoju, čia šitos bažnyčios galima prieiti ar nelabai. Nes dabar šiandien vyksta renovacija. Tai pagrindinis įėjimas uždarytas. Bandom gal per aplinkui kažkur. Pro ten. Apsilankėm Antano Paduviečio katedrai, ten remontai vyksta, bet apsilankyti ją visai galima. Ir labai puošni iš vidaus man pasirodė. Tokia, nežinau, niekur gal dar Lietuvai tokios puošnios nematęs. Ir dar ko man taip ypatingai... Netradicinė visai. Ir dar ko man taip neįprastai pasirodė, kad pagrindinis altorius antram aukšte. Taip laiptais iš šonų užlipė ir ten altorius pagrindinis. Tai šito dar irgi gal Lietuvoje tikrai nesu matęs, užsienį, ne tiek daug bažnyčių užsienį irgi aplankęs, bet irgi neteko dar matyti. Labai tokie įdomi bažnyčia. Bet kiek visko čia daug nesitikėjau.
Nu, labai irgi graži ir telšiai gražus. Nu, labai gražus tie telšiai. Vaikštam dabar čia apie Mašio ežerą. Atėjom iki Zakso kalno, jeigu teisingai mes šitą vietą nustatėm. Ir ką galiu pasakyti, tai dabar jau mes, kai čia pabuvom, tai mes jau skaitos buvom Zakse, tai mes jau kaip ir susituokę. Čia šiandien. Ar ne, ar kaip čia? Dar ne. Nes man tai atrodo, kai jau sako pabūni Zakse, tai jau tada jau ir viskas, jau susituokęs skaitaisi. Nu, žinai, gali pabūti ir atlydėti. Nu, bet mes taigi nieko neatlydėjom. Mes čia patys atėjom. Nu, taip. Tai kaip ir viskas tada. Problem solved. Problem? Nu, ne problem, bet... Planuot nebereiks. Taip. Nu, čia jau planavimas yra problema. Tai vat, gerai. Toliau einam ar atgal grįžtam? Grįžtam atgal. Nes ežeras nemažas, viso neapeisim dar. Paskutinis atodasis jėgos šiandien pasibaigė. Bet šiandien nesijaučiu toks pavargęs, kaip pavyzdžiui vakar, kad jaučiausi. Vakar tai labiau jaučiausi, nes vakar karšta diena labai buvo. Šiandien tai pavaikščiojom ir taip vėso gan ir visai taip normaliai. Nesijaučiu labai nuvargęs. Bet 3 miestus aplankėm. 3 miestus, taip diena ilga buvo. Tai vat, tai kokie telšių įspūdžiai? Labai gražu. Man gaila, man atrodo, kad ne viską dar išvaikščiom, kas gražiausia. Kad jau per daug šiandien gal buvo. Ir aš manau, kad labai daug čia visko gražaus yra ir viską išvaikščioti per dieną, ten ar pusdienį, tai jau tikrai be šansų. Ką dar vat, iš tokių vietų, žinau, rekomenduojama aplankyti Alkos muziejų. Ten žemaičių istorija visa, tai va tas. Bet, nu, nežinau kokio jis dydžio, aišku, tai nežinau, kiek ten laiko užtruktų viską aplankyti, bet gal kitam kartą. Nes nu čia irgi vienas iš tų miestų, kur irgi norėsis kada nors dar sugrįžti. Gal, bet aš dar tokį kaip variantą siūliau rytoj iš ryto dar kur nors nueit, nors kiek. Nu, pasižiūrėsim dėl daryti ryto, aš taip, nu, nežinau, nes Varniai ten irgi dar... Tai nedidelis. Nedidelis, bet man atrodo dar ir šalia jų gal ten kažkas įdomesnio bus. Tai kas šalia jų, ant ko mes dabar miestas. Nu, nežinau, pasižiūrėsim, nepažadu, bet galbūt. Tai va, bet šiaip, nu tikrai, labai gražus miestas, tai va, telšiai, plungė, nu jau čia... Numeris vienas čia, štai pusė. Kaip sako, Žemaitijos perlai. Tai. Labai gražus miestai tikrai. Tai jo, tai šiandien jau atvykom į nakvynės vietą, kaip matote. Ir viskas, dieną užbaigėm. Tada jau rytoj žiūrėsim, ar telšiai plus Varniai, ar Varniai... Labai tikiuosi. Pabandysiu dar ką nors gražaus suras, kur nueit. Nu, pasižiūrėsim. Jeigu rasi, tai tada nueisim. Gerai. Čia pas jei moteris norės, tada eisim. Gerai. Aš čia labai ilgai žiūrėjau, kad daug paminti.